Na, Mr. Prezidente, turiu atkreipti jūsų dėmesį į tai, jog šiais metais Rytų Europoje labai anksti prasidėjęs slidinėjimų sezonas, ten jau ir sniegas, ir ledas. Ir žinoma pabrėžti tą faktą, jog nepriklausomi mokslininkai nustatė, kad Žemė atšąla. Ir jie atšaldinėjo nuo 2002 metų, nors apskritai kalbant nuo 1998. Taigi mes visi čia kalbame apie kažką, kas iš tiesų nevyksta. Kaskart vėl ir vėl girdžiu įvardijant anglies dvideginį kaip teršalus. Taip vadinami teršalai tai yra gyvybę duodančios natūralios dujos. Ir man susidarė toks įspūdis, kad kai kuriems iš mūsų formalus išsilavinimas nedavė jokios naudos. Argi tai nėra tiesiog valstybės bandymas įlysti į paprastų žmonių kišenes ir per mokesčius pavogti iš jų pinigus? Argi tai ne dėl politinio kontroliavimo? Argi tai ne dėl politikos ir didelio biznio? Visa tai yra apgavystė. Šitos pseudomokslinės hipotezės, šitos absurdiškos nesąmonės apie tai, kad dėl žmonių padidinto CO2 kiekio atsirado globalinis atšilimas, užtenka, prašau, kol mes dar visiškai nesugriovėm pasaulinės ekonomikos. Tai buvo Gottfried Blümas, jisai yra ekonomistas ir karo veteranas. Jisai yra ekonomikos bei finansų reikalų komiteto narys Europos Sąjungos parlamente ir taipogi aplinkosaugos komiteto narys. Ir jis bus su mumis iki valandos pabaigos, mums labai didelio garbė turėti šį svečią su mumis šį pirmadienį 2009 metų gruodžio 28 dieną. Jis pateiks savo požiūrį apie Europos Sąjungos korupcijos lygį, apie tai, kaip šie neišrinktieji biurokratai atiminėja iš mūsų vis daugiau ir daugiau laisvių ir apie tai, kaip jie atvirai pripažįsta, jog tai yra mokesčiai skirti kontroliuoti mūsų gyvenimus ir cituojant Maurice Strong iš Jungtinių tautų, kad sugriauti mūsų industrinę bendruomenę. Taigi, kad sužinotume, kas ką tik nutiko Kopenhagoje ir žymiai daugiau, kas darosi su doleriu, svaru ir eurų, kokie reikalai su auksu, daugiau įvairių aspektų. Su jumis Gottfried Blümas, MAP, Europos parlamento narys, jo tinklapis www.gottfriedblum.map.co.uk. Ačiū, kad prisijungėte šiandieną, serė. Malonu, Aleksai. Labai džiugu, kad mes turime jūs čia. Mes ką tik tai parodėme jūsų video įrašą, kur Europos parlamente jūs drąsiai pasipriešinote tiem žmonėm. Kokia dabar Europos Sąjungos padėtis? Ar jie pyksta, kad jų visiškos valdžios paėmimų sumanymas sugriuvo? Gordonas Braunas sako, jam nesvarbu, jis pasirašo susitarimą, pagal kurį vakarai, nepaisant nieko, mokės pinigus IMF-ui, pasauliniam bankui ir jungtiniam tautoms, tiems privatiems bankininkam. Tai turiu omeny, kadagi pasibaigs šitos finansinės aferos. Na, mane tai pradeda stebinti. Tai yra keista. Aš anksčiau galvojau, kad Jungtinė karalystė ir visa Europa seks Jungtinių valstijų pavyzdžių daugelį dalykų. O dabar net nelabai džiaugiuosi, kai mes jūs truputį aplenkėme. Ir dabar aš stebiu Ameriką darant kai kurias tas pačias klaidas, kurias darėme mes nuo 1945-ųjų. Mes iš tikrųjų atidavėme Jungtinę karalystę, vieną iš seniausių pasaulio demokratijų. Atidavėme visą valdžią neišrinktiesiems biurokratams Briuselyje. Be jokios Britų valios, be jokio referendumo, be jokio suvokimo, ką mes darome. Tai yra Jungtinės karalystės visų pagrindinių partijų sąmokslas, kurios turi visus politinius elementus Europos Sąjungoje. Tai gėdinga, siaubinga ir neįtikėtina. Visiškai sutinku, taip pat kaip su kai kuriais JAV politikais, kuriuos tyrinėjau. Britų sistema tokia pati. Tai yra išskirtinai globalistų suinteresuotumas. Ateini, nuperki 2, 3 ar 4 pagrindinės partijos tarpusavį gali rungtis dėl valdžios, bet jos niekada neišduos šeimininko planų. Ar galite papasakoti, kaip buvo absorbuota Anglija ir kaip jai niekada nesuteikė galimybės balsuoti Europos Sąjungoje, kad amerikiečiai, kanadiečiai ir meksikiečiai Šiaurės Amerikos kontinente galėtų palyginti, kaip slapčia buvo įvykdyta Šiaurės Amerikos integracija. Tas yra SPP Šiaurės Amerikos Sąjungos dokumentuose. Ir mes irgi už tai nebalsavome. Tai ypatingi reikalai. 1975 mes turėjome referendumą ir mums buvo pasakyta, tai buvo pavadintas saugia prekyba. Ir mums sakė, kad tai bus laisvos prekybos zona.
Ir žinoma, tuo metu aš buvau ekonomistas ir pasaulinės laisvės prekybininkas, apytiksliai tuo metu 1975-aisiais. Ir aš pats už tai balsavau, kaip ir daugelis kitų, remiantis tuo, jog mums buvo gan kategoriškai pažadėta, kad tai nesukels nacionaliniam suverenitetui jokių pavojų. Kalba buvo apie laisvos prekybos zoną su panaikintais biurokratiniais prekybos barjerais ir kad galėsime vieni su kitais prekiauti ir būti draugais. Ir mes visi tuo metu pagalvojame, kad tai gera idėja. Nebuvo nei kalbos apie jokią politinę sąjungą. Tai nebuvo vienintelis planas ir dabar mes stebime savotišką kumpio pjaustymą, kuris vyksta nuo 1975-ųjų. Vienas susitarimas po kito mus privedė prie to, ką dabar turime, tai yra prie sovietinio modelio. Mes turime sovietinį modelį. Kai kurie žmonės bando sakyti, kad tai Jungtinių valstijų modelis, bet taip nėra. Tai yra sovietinis modelis, kur įstatymus kūrė neišrinkti biurokratai. Ir kai kurie jūsų kongresmenai buvo atvykę į Briuselį ir aš turėjau garbės su jais susipažinti visai neseniai, vos prieš porą savaičių. Ir jie buvo visiškai pritrenkti ir pasibaisėję, kada sužinojo, kad Europos parlamentas nekuria įstatymų. Tai įstatymų pataisų rūmai. Taigi dabar mes turime 75 procentus Anglijos įstatymų, kuriuos sukūrė neišrinkta tarptautinė arba Europos biurokratija. Be jokio atsižvelgimo į Britų balsuotojus, nėra jokios naudingumo analizės, nėra jokių debatų, kokius tikėtumėmės turėti mūsų Westminsterio rūmose. Ir žmonės jaučiasi visiškai bejėgiai dėl to, kas dabar vyksta. Vis mažiau žmonių eina balsuoti, nes jie mato, kad iš to nėra jokios naudos, nes jų įstatymų daugiau nekuria Londone. Ir tas biurokratams patinka. Jiems patinka matyti, kaip žmonės pasiduoda ir tampa apatiškais. Bet būtent dėl to jūsų partija, UKIP, Jungtinės karalystės nepriklausomybės partija, vienareikšmiškai šiuo metu kyla ir daugelis žmonių nustoja būti apatiškais, kuomet išsiaiškina, kad šiai neteisėtai sistemai galima pasipriešinti. Išsiplečiant ties šiuo klausimu su Europos parlamento nariu Godfrey Bloomu, tiems, kas nežinojo, ar jūs galėtumėt paaiškinti, kaip ši neišrinktoji biurokratija apėjo apsaugą ir balansus. Kaip jie tai padaro slapčia? Nes aš tą studijavau, bet akivaizdu, jog nesu toks ekspertas kaip jūs. Jūs jau 5 metus esate Europos Sąjungos parlamente. Kadangi studijuojant jūsų sistemą, ji labai panaši. Ir šiai traukti tie patys žmonės, kurie slapčia vadovauja mūsų Šiaurės Amerikos Sąjungai. Ir mes tik porą dešimtmečių atsiliekam. Bet integracijos procesas čia dabar greitėja, kaip ir pas jūs. Ir sugebėdami suprasti šį modelį, mes suprasime, kaip tai išmesti ne tik iš Europos ir Anglijos, bet ir iš čia, iš Šiaurės Amerikos. Tai yra labai sudėtinga, kadangi jūs, kaip ir mes, turite dvipartinę sistemą. Mes turime konservatorius ir liberalus, o jūs turite respublikonus ir demokratus. Tai yra nepaprastai sudėtinga ir tai yra tokia demokratija, kuri susiformavo per daugelis metų. Jūs tenai balsuojate arba už respublikonus, arba už demokratus, o mes čia balsuojame arba už konservatorius, arba už liberalų partiją. Bet ką mes iš tiesų turime, tai dvi partijas, kurios sutarė dėl fundamentalaus dalyko, dėl valdžios perdavimo tarptautiniam politiniam elitui. Ką mes iš tiesų suformavome per ilgus metus, tai politinė elita, kuris yra visiškai ir absoliučiai atskirtas nuo žmonių valios. Kai mes einame į pubą, ar jūs einate į barą, ar jei mes einame į kriketo klubą, tai jūs į beisbolo klubą, ar bet kur kitur, tai sužinai, kad paprasti žmonės taip nenorėtų, bet juos išstūmė profesionalūs politikai. Prieš 200 metų Europoje žinoma buvo aristokratų klasė, kuri valdė Europą, o dabar politikų klasė. Ir žinoma, jie čia turi visišką televizijos transliacijų kontrolę. BBC yra įsteigta ir finansuojama tų pačių žmonių ir jie propaguoja tą patį požiūrį, kad mus turėtų valdyti pasaulinė vyriausybė. Ir demokratija tada lieka toli už kalnų. Išsiaiškinkim. Tai jūs turite biurokratiją, kuri vykdo politiką ir tada visas išrinktas parlamentas, kurį sudaro skirtingų tautų atstovai, viskas, ką jūs galite daryti, tai tik pataisyti arba svarstyti mažesnius skyrius. Tai faktiškai prieš tai buvusios laisvos Anglijos ir Europos tautos dabar virto ceremonijų ofisais. Taip, tai yra tiesa. Ir tai visiškai prieštarauja mūsų konstitucijai. Ką galėčiau pasakyti apie amerikiečius, nors jie man ir patinka, bet jie ne visai supranta, kad šiaip tai mes turime Britanijoje konstituciją.
Mes turime taip vadinamą teisių bilį, kuris buvo suformuotas 1688-aisiais, taigi kelių šimtų metų senumo. Ir jūs turite parlamento aktą taipogi teisingai, ir net prieš tai Magna Carta, jo mes turime, ir jei grįžtume į 1215, tai jūs visai teisus, Aleksai, mes turėjome didžiąją laisvių hartiją, taigi mes beveik 1000 metų kūrėme parlamentinę konstitucinę demokratiją, kuri buvo kaip konstitucinė monarchija. Tarp kitko, pasakysiu tiem, kas nežino, tai kainavo daug kraujo ir heroizmo, ir tas paskui tapo mūsų sistemos modeliu čia Jungtinėse valstijose. Na, tai gan teisingai. Mes grūmės, kad išsaugotume konstitucinę demokratinę monarchiją labai daugelį karų. Ir žinoma, praeitam šimtmetyje kartu su Jungtinėmis valstijomis, kaip su didžiaja sąjungininkė. Ir aš labai tikiu transatlantinę sąjungą tarp mūsų tautų, kadangi mes panašiai galvojame ir tikime tais pačiais dalykais. Bet problema tame, kad mes nurašėme mūsų konstitucijas. Ir aš pastebiu beveik kasmet, tas pats nutinka su Amerika. Jūs išmetėte savo konstituciją, o mes tuo tarpu čia bent jau mąstantis žmonės skaitome, kad Amerikos konstitucija yra vienas iš geriausiai kada nors parašytų dokumentų.